first, when I started breakdancing, probably about the age of 11. I was at home at my friend's house, because we had a black and white TV there, and he had colour, so I was always around his house. And there's some film from New York or a documentary about breakdancing. Sometimes I wake up in the middle of the night and I go, oh right, yeah, let me just or I'll try a bit of popping or something. I just, it just depends. I'm in a queue for McDonald's or something and I'm dancing. I just don't stop. Who are the most popular stars you have ever danced with? Kylie Minogue, George Michael, and Carl Douglas. I've done so many, people dance for. We did the Lenny Kravitz tour. The latest trends of breakdancing, could you say? I'm not quite sure what the latest trends are, but I know, like most things in dance, it evolves, it does a full circle. So 1 minute it might be footwork, it might be freezes, it might be power moves, it might be somersaults. Do you like spending time with those students? Are they talented? They are, they're good. What I like is showing them something and they they ask me questions and I keep going over it and over it and they seem to enjoy it. So, and I enjoy teaching them. Kažkas pasakė, kad aš šoku breiką, nežinau kas. Sakau, ne, breiko, viską šoku, daug ką, bet tikrai ne breiką. Ir brolis pašoka, jisai pirmoji grupiai buvo ir sako, pabandyk, tau reikia naudoti kažkur raumenis. Sakau, gerai, nes man atrodo, kad breiką vis tiek geriau šoka vaikinai. Ką tau gyvenime reiškia šokiai? Viską, čia mano vaikystės svajonė, dabar mano darbas, saviraiška. Reiškia tai, ką aš myliu. Aš darau, prakaituoju, pavargstu, bet man labai gera. Kiek laiko per dieną praleidi šokdama? Minimum 3 valandas, čia minimum, o jeigu būna repeticijų daug, renginiai kažkokie, tai 4, 5, po 3 repeticijas kažkaip per dieną. Okay, we're gonna go. Yeah. Kokią tavo pasaulėžiūrą išreiškia breikas? Aš domiuosi ne tik breiku, bet ir kitais šokių stiliais, todėl aš šiek tiek žiūriu plačiau negu tik kaip pro breiko akinius. Todėl man šokis yra išraiška. Visą tai, ką aš noriu pasakyti, aš išreiškiu šokiu. Visas mano judėjimas, kaip aš judu, tai jums sako, kas aš toks esu. Ar daugėja jaunimo susidomėjusių breiku? Visą laiką tai yra kaip banga. Yra tarpsnis, kada labai populiaru, tada įeina daug norinčių šokti ir yra laikas, kada atkrenta dalis ir dalis lieka. Tai, nes breikas nėra taip, kad vieną dieną pabandžiau ir tą pačią dieną išmokau. Čia reikia jau daug laiko dirbti, treniruotis ir tada kažkas gaunasi ir tobulėja. Todėl galbūt tai ir yra taip pulsuojančiai. Ar daug patirties pasisėmė iš svečio? Taip, iš tikrųjų ne tiek galbūt kiek judesių gausa, bet kiek pačių pamokų vedimu, relaksaciniais pratimais po repeticijos ir pasidalinam patirtimi tiesiog.